Sveiki, draugai! Labas! Šiandieną mes išmoksime pirmas 3 skirtingas formas, bei žaisime ir bandysime jas surasti aplinkoje. Trikampis, apskritimas ir žvaigždutė. Wow! Ar tu matai, kaip jinai kyla? Wow, kokia ryški! O ką čia turiu savo rankose? Tai yra trikampis. Jį sudaro 3 lygiagretūs kampai. 1, 2 ir 3. Kur galėtume surasti trikampį? Žaidimo figūrėlė. Sūrio gabalėlis. Picos gabalėlis. Namo stogas. Ir kągi aš čia turiu? Tai yra didelis, apvalus, apskritimo formos kamuolys. Kas dar galėtų būti apskritimo formos? Žinau. Saulė ir mėnulis. Kas dar? Žinau. Blynai. Blynai gali būti apvalūs. Aš noriu valgyti. Prašau. Ir trečioji forma – žvaigždutė. Žvaigždutė dažniausiai turi 5 kampus. 1, 2, 3, 4 ir 5. Kur mes galime surasti žvaigždutę? Galbūt ji šviečia ryškiai danguje? Žinau, mes galime įsikepti žvaigždutės formos sausainių. Ar tu moki paprašyti atsigerti ženklų kalba? Aš noriu gerti, prašau. Dar kartelį. Aš noriu atsigerti, prašau. Šaunuoliai, ar tu moki duoti 5? Duoti 5. Aš tau sakau labas, duok man 5. Aš tau sakau labas, duok man 5. O dabar pabandykime duoti 5 mūsų draugiai Pikei. Pike, aš tau sakau labas, duok man 5. Ir dar kartelį. Aš tau sakau labas, duok man 5. Dabar pažaisime kartu ir sudėsime skirtingų formų figūrėlės į šį magišką formų kibirėlį. Taigi, pradėsime. Kokia tai forma? Taip, tai yra trikampis. O kurgi tas trikampis galėtų keliauti? Wow! Trikampis. Dabar tavo eilė. Wow, tau pavyko. Štai čia yra antroji mūsų šiandienos forma apskritimas. Ir kur jinai keliauja? Taip, apskritimas keliauja čionais. Dabar tavo eilė. Valio! Tau ir vėl pavyko! Ir trečioji mūsų dienos forma žvaigždutė. Tadam! Žvaigždutė. Dabar tavo eilė. Šaunuolis! Iki kitos savaitės!